Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Šėtono slaptas darbas. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Laiško Efeziečiams 6 skyrius 12 eilutė. Biblija daug nekalba girdama žmogų. Nedaug vietos yra skiriama vardijant dorybės net geriausių iš kada nors gyvenusių žmonių. Ši tyla turi savo tikslą ir nėra tuščia. Visos gerosios savybės, kurias turi žmogus, yra Dievo dovana. Jų geri poelgiai yra atliekami dėka Dievo malonės per Kristų. Kadangi viskas yra Dievo, todėl šlovė už tai, kas jie yra ir ką jie daro, priklauso tik jam. Jie yra tik įrankiai jo rankose. Biblijos istorija moko, kad yra pavojinga girti ar išaukštinti žmones, nes jei žmogus pradės nebematyti, kad jis yra visiškai priklausomas nuo Dievo ir ims pasitikėti savo jėgomis, jis tikriausiai puls. Savo pačių jėgomis mums yra neįmanoma kovoti. Visa, kas nukreipia žvilgsnį nuo Dievo, visa, kas skatina savęs išaukštinimą ar pasitikėjimą savimi, užtikrintai ruošia mums kelią puolimui. Visos Biblijos turinys verčia nepasitikėti žmogiška jėga ir skatina pasitikėti dieviška galia. Būtent pasitikėjimas savimi, pasididžiavimo dvasia ruošė kelią Dovydo puolimui. Meilikavimas, subtilūs valdžios gundimai ir prabanga rado atgarsį jo sieloje. Bendradarbiavimas su aplinkinėmis tautomis taip pat atskleidė savo blogą poveikį. Pagal paprotį, paplitusi tarp rytų vadovų, netoleruotini būdavo pavaldinių įvykdyti nusikaltimai, bet nebūdavo smerkiami, jei juos įvykdydavo karalius, nes monarchui buvo leidžiama žymiai daugiau nei jo pavaldiniams. Visa tai mažino nuodėmės nuodėmingumą Dovydo akyse. Ir vietoje to, kad nuolankiai pasikliautų viešpaties galia, jis pradėjo pasitikėti savo išmintimi ir jėgomis. Brangus klausytojai, taip greitai, kaip tik šėtonui pavyksta atskirti sielą nuo Dievo, vienintelio jėgos šaltinio, jis pasistengs sukelti žmogaus kūniškos prigimties troškimus. Priešo darbas iš išorės nėra staigus ir stulbinantis. Tai yra tylus griovimas principų tvirtovės. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.